Sėdam visi ant sofos. Ant sofos visi. Ei, bičiuliai, ar jums patogi šitą sofą? Ne. Manau, reikia sukonstruoti. Tai labas visiems. Čia laukia atsakymą? Taip, Ką mes? nesisveikina kažkokia. Mes grįžome į savo ofisą ir šiandien Surinkinėsime daiktus. Šiandien pabandysim padaryti šitą ofisą labiau ofiso, ne dėžių kažkokia tai sandėliu. Nes pažiūrėkite mūsų sofą. Nu, nes mes dabar šiuo metu yra gana patogu, bet mes įsivaizduojam, kad ilgainiui šitas kartonas gali būti labiau patogus. Hamakuose per patogu sėdėti, tai reikia surinkti sofą. Stalai iškeliavo, atsirado daugiau vietos. O, turim tik stalus likusius, nes... Pamatysi tam lepsui iš tikrųjų. Iš tikrųjų, surinkime baldus. Šiandien. Taip, pradedam darbus. Nu, pakokit. Upa! Gerai, tam pasidėti, kad visas ofisas mūsų. Nu, plius. La la la. Tikrai nesulaužiau aš ten apačioj biškį tos žaliuzės. A ne, Miroslavai? Nesulaužiau. Nesulaužiau. O jūs čia... Aš svarbiausia, pradedu nuo svarbiausių dalykus. Tai yra šizlongai. Iš tikrųjų, kaip ten buvo, ne? Šizlongai. Labai sunkiai sudėlioti reikia šitą reikalą. Tiesiog iš celofano iš. Pažiūrėkit mūsų kameros stovą. Pats svarbiausias darbas. Tai ten dar suteikinam. Tikrai, Pyriau apkaltinsim Artūrą. Artūras pyrė. Aš nors apsimės, kad darysiu. Skanaus tau skirtingai nei Andrius, ta prasme, jis net neapsimeta. Balta sova. Aišku, mes galim tą įstumti. Instrukcijos tik klubams. Spėju, kad šitaip. Tai jie tik šitaip. Tai jie man atrodo. Nu, vyručiai straglina. O. Ai, čia tipo Ką mes turėjau daryti? Nu, vsio, išardėt viską. Išardėt labiau nei buvo išardyta. Aš surinkau pirmą dėžę. Testuojam. Nu, Arturčikas nebetilps čia jau. O šiaip tai pamiršom užvalką laikė, turbūt tai bus kol kas balta sofa, kol nebus juoda. Kol bus juoda. Davai darom challenge. Kuris pirmas surinks lentynų setą? O kodėl nedarim challenge, kuris pirmas sofas surinks? Tai ten abu. Taip, vat, paimk tą dėžutę, nešk va į šitą pusę. Per anksti, imk tą. Taip, vat, ir čia vat ją padėk, vat šaunuolis. Pirmas vergas irgi, vergas trečias. Gerai, dėk kamerą, vergi. Taip, šito turnyro tikslas yra surinkti lentynas, kurios nesubirėtų per greičiausiai įmanomą laiką. Kas laimės, pamatysite challenge pabaigoj. Čia kas greičiau ar kas greičiau? Kas greičiau, o negerai neužskaitysite. Mūsų lentynų challenge surinkimo dalyviai. Maurito. Vėjas. Miroslavas. Talžūnas. Taigi pradėkime. Vienas. O lauk, reikia patogiai atsisėsti. Palauk, atidaryt kaip. Tris. Padedam? Jo. Kaip čia atsipakuoja? Man atrodo, man net sunku atpakuot. Man ir. Gerai, darom. Nežinau, ar gerai padaužau. O tai tu ten jau perskaičius instrukcijas visą? Jo, tai Tipo juda. Kaip čia darosi? čia skirtumų nėra. Mes to nepadėsim, tai jau tikrai. Jau tikrai. Rinkau spintą
traumą gavau. Dar gyvas? Gyvas, bet vaikščioti jau negalėsiu. Žinokit, sunkus tas dalykas. Ir labai pavojingas. Nedėliokit jūs spintą geriau. Duokit darbą tiems, kas moka dėlioti spintą. Galit man padėti? Čia kolektyvas vadinasi. Kas nori susitiminti? Taip, šitas yra. Patiko. Patiko. Ai, aš netau būsim gerai, supratom. Nesuprantu. Tu ne taip darai. Tai ne ta lenta. Bet ir žinau, kad mes su Laura susitiminom. Ką čia daryt? Va ką šitą reiškia? Tai kaip čia netelpa, tas anas telpa, tas ne. Tau irgi tas pats? Taip, bet dabar toj pačioj situacijai. Nes, bet žinok, Miras, tai jis jau yra pažengęs. Kaip jam tiko? Man atrodo, Pala. ne taip tiko. Jo, ne taip tiko. Ačiū Dievui. Aš jau buvau užsigandusi. Kur tu dėsi? Aha. Aha. Aš toj pačioj situacijai. Palauk, aš nežinėjau, tai kaip tu padarėjai? Aš jau galvoju, kad man sekasi gerai, man atrodo, kad aš buvau viena pirmųjų, kuri ten viskas dėliojo. Ir paskui aš atsisuku į Gediminą ir jis jau surinkė savo lentynas, galvoju, viskas, jau pralaimėjau. Ką padariau? Jis jau tiek surinko? Reikėjo praktikuotis. Jau tai pas jį čia irgi jau kosmosas. Kas laimės, tas surinks kitas lentynas. Ir tada aš supratau, kad man reikia viską išardyti. Ir tai buvo, kad aš nukritau ir man reikėjo keltis. O kaip dabar man šitą ištraukti? Ai, gerai. O! O! Svarbiausia padaužyti gerai ir tada sulenda viskas. Šiuo momentu galvau, kad man sekasi geriausiai, bet atsisukau į Miroslavą ir jis turėjo klaidą. Tokią pačią, kaip ir pas mane. Tokią pat klaidą padariau kiek ir aš. Visi dalinamės tas pačias klaidas. Au, kaip skauda! Turėjau išrinkti pusę savo darbo ir viską surinkti iš naujo. O kaip čia išsiardo viskas dabar? Kas atsimena? Nuo pirmo projektėlio. Pasakė, kur numeriukas. Lentynos vienos nėra. Dar buvo momentas, kai aš paėmiau ir nulaužiau tą mažą baltą pipsiką, galvojau, viskas nesusirinks. Bet iš tikrųjų su Ikėjos baldais yra tas, jeigu nulūžta vienas pipsikas, viskas gerai, dėl to, kad vadinasi tiesiog mažiau daiktų reikės sukišinėti vienas į kitą, bet viskas laikosi puikiai. Aš nenoriu žaisti šito žaidimo. From zero to hero. Žinot, šitas žaidimas, tarp mūsų tai žaidimas, varžybos. Bet kadangi aš laužau lentynas ir man nieks neišeina, tai vis tiek aš jų nerinksiu, tai aš kaip laimiu. Čia, ne? O, kaip gražiai! Wow! Aš savim, galima sakyti, net didžiuojuosi. Jeigu ne tas lūžis, tai iš viso būtų gerai. Bet Laurai, tai minus taškai už nulaužimą. Nesimato, net nesakyk Ir ne. minus taškai, kad su pagalba nelenda, žiūrėk. Neįkiš pagalba. Ką? Blin. Gal pasakiau. Kiek čia skirtingų plasmasiukų. Kaip jautiesi laimėjęs? Jaučiuosi tikrai puikiai, tikrai nesitikėjau laimėti šio konkursą, bet kaip ir sakiau pradžioje, kas laimi, tas turės surinkti kitas lentynas. Tai, manau, atsakysime šitos taisyklės. Spėkit, kas laimėjo challenge'ą? Andrius! Talzūnas. Čia dar neaišku, čia jau visi buvo pirmavę kažkiek. Aš nebuvau filmavus. Gal gali man padėti, kad jau laimėjai? Pažiūrėk, parodė kamerai, kokia mano problema. Man va šitą, visi normaliai tilpo, aš juos ištvirtinu. Na ir man tai o va buvo, šitas žinok. va nebe. O tu jį talpinai? Jo. A jo, suplėčiau dugną spintelės. Ir viskas. Duokit va youtuberiams baldus taisyt, tai vienas suplėšis, kitas nulauž, kitas žaliuzės įlenks. Patys kalti. Kodėl? Kodėl youtuberiai turi rinkti baldus, aš nesuprantu. Mano mirti. Bando vyrai kažką daryti. Ai, vartai likė čia yra. Aš sakiau, kad tu ten padėjai. Bet iš tikrųjų čia yra tik tai tyla prieš audrą ir panašu, kad viskas gali nusiversti aukštyn kojomis.
5 hours later. Daugiau turbūt Žiūrėkit, nei kaip atrodo viskas jau. Taip, aš galiu mažą turą padaryti. Turas, mūsų neužbaigto ofiso turas. Čia yra lentynos, kurių neišėjo pakabinti ten kol kas. Bet mes tikimės, kad pavyks. Ten skilutės yra įrodymai, kad mums nepavyko. Tada čia yra sofa. Labai gražiai, labai patogi. Čia telkas, prie kurio dar nėra PlayStation'o. Dar viena spintelė, kuri nepakabinta. Tikras arba netikras. Au, badosi kaip tikras. Kaktusas. Dar daugiau lentynų. Kolonėlės. Pufikas. Oi, kolonėlės į kėdę parodžiau. Pufikas. Pufikas numeris 2. Šizlong. Veidrodis, kurį aš labai proud galiu pranešti, kad aš pati surinkau. Pati. Viskas ir beveik niekas nekliba. Beveik. Ir mūsų stalai. Trūksta kompų, trūksta PlayStation, trūksta visko, trūksta lentynų tenais. Trūksta Gedžio ir Arturčiuko. Taip, nes jie pabėga jau atsibodo. Bet mes būtinai pratęsime šitą reikalą rytoj.